Sveiki, mano vardas Irena Strasdienė. Aš esu jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien noriu Jums parodyti masažą, kurį galima atlikti kaip prieš užsiėmimą, kaip ir po. Ir galima netgi vietoj užsiėmimo, jeigu jaučiat, kad šiandien sunki diena buvo, sportuoti nesinori, bet kažkaip pajudėti vis tiek būtų į naudą. Mums reikės volo, o tokio. Jį tikrai rasite bet kokioje sporto prekių parduotuvėje. O tokio minkšto kamuoliuko su ranteliais, jisai 10 cm diametro. Ir teniso kamuoliuko, kurį irgi greičiausiai rasite bet kur. Tai va, rodau, ką darau pati ir eigoje suprasite viską. Gali daryti kartu su manim, gali pasižiūrėti ir po to kažkaip įsivesti keletą pratimų į savo rutiną. Aš pradedu nuo blauzdos ir atkeliu savo dubenį, pradedu ridentis pirmyn atgal. Priklausomai nuo to, jūs naujokas šitoj srity ar ne, jūs galite daryti vieną koją arba abi kojas bus didesnis spaudimas. Va čia pradžiai vieną koją, paskui dvi. Sukiojam koją į šalis, kvėpuojam, dantų nesukandam. Iš tikrųjų, kas darysit pirmą kartą, gali būti ganėtinai intensyvu, tai būkit geri, nesukaskit dantų. Tada šlaunis, atkreipkite dėmesį, kad į pakinklį aš volo neįstatau. Šlaunis iki segmens grįžtu. Irgi koją pasukioju į šalis. Kita. Aišku, galima prieš leidžiantis ant grindų prasimankštinti pėdas. Ypač jeigu visą dieną praleidot batuose, tai būtų labai gerai su tuo pačiu teniso kamuoliuku šiek tiek pėdą pasimasažuoti. Taip, šlaunis. Tada sėdmenis. Sėdmenim galima daryti su volu, parodau ir taip ir taip. Volas iki kauliuko ir atgal. Čia va, šoniuką irgi galima pamasažuoti. Ypatingai skani vietelė. Ir kita pusė. Šonu. Ir tada iš tikrųjų, tai volai ganėtinai slidus, tai kartais jie išsprūsta. Ir tą patį galima daryti su teniso kamuoliuku. Nu, ne tą patį, bet panašiai. Aplink sėdimą į gumburą mes darom ratą. Nepaleiskit viso svorio, jeigu darot pirmą kartą. Pakankamai turi trenktis pėdomis ir delnais. Vieną pusę, kitą pusę. Jeigu šitas kamuoliukas per kietas, tada imat va šitą minkštesnį. Ir jeigu turit jautrų sėdmenį, dar rekomenduoju va čia sustoti. Irgi galima su teniso kamuoliuku arba su šitu sustoti ir koją į šalį grįžti. Su teniso kamuoliuku tai atrodo va taip. Ir kita pusė. Apvažiuojam. Nuoširdžiai paieškokit vietų, kur jaučiat įtampą. Nepraeikit pro šalį. Ir tada padėjom šone, atvedėm koją, grįžom. Čia galite skirti daugiau dėmesio ir padaryti vienoj vietoje, paskui perstatyti kitoj vietoje, dar trečioj, žodžiu, ieškokit, kur yra pas jūs įtemptos vietos. Dedam dabar nugarą ant volo, ne ant juosmens, o aukščiau ten jau kur mentis.
labai rekomenduoju susirišti plaukus, nes jeigu darysit palaidais, tai galite juos prisispausti. Atkeliam dubenį ir važiuojam pirmyn atgal. Ir čia pajausit, kaip norisi, kiek norisi važinėti per nugarą. Ties pečiais būna daug įtampų, galima čia pabūti ilgiau. Nesukaskit dantų ir stebėkit savo kvėpavimą. Taip, dubenį nuleidžiam. Galima palikti volą ties mentimis ir įkvėpimas. Ištempiam gerai krūtinę, iškvėpimas ištempiam. Alkūnės, kaip matot, aš nelabai į šalis, bet ir nelabai į priekį. Ir 45 laipsnių šalis. Gerai. Ir dabar dar parodau, labai dažnai manęs klausia, ką daryti, kai skauda galvą. Tai vienas iš būdų atsigulat ant volo ir paridena galvą į šalis. Labai daug turim įtampų šito vietoj. Nu va, nugarinė pusė, 1, 2, 3 ir padarėm. Ir dabar kylam blauzdos iš priekinės dalies. Čia, kur yra blauzdikaulis, jo netarkuokit. Tai raumenį. Aš dedu koją ant kojos, galima vieną koją, kaip sakiau. Ir judam. Irgi pasukiojam šiek tiek, paieškom įtampų, kitą koją. Ir dabar šlaunys. Nuo kelio pasitaisau. Čia. Ir nuo kelio atgal. Ir grįžtam. Neįkriskit va taip va į pečius. Galva atkelta. Ir pasukiojam koją. Kita. Sukiojam koją. Ieškom. Aišku, jūs galite daryti ne taip greitai kaip aš. Aš jau tiesiog dažniau darau ir mano kūnas taip nebereaguoja jautriai kaip anksčiau. Ir dabar vidinė šlaunų pusė. Gulam ant šono. Dedam viršutinę koją ant volo ir riedam į šalį, grįžtam. Kita pusė. Tiek aš pasidarau, kada turiu mažai laiko. Kai turiu daugiau laiko, dar kartais pasidedu volą po šonu, bet iš karto perspėju, kas pirmą kartą darysit, gali būti gana skausmingai. Ir čia į priekį, atgal. Šitoje vietoje labai dažnai būna spazmų ir dėl jų sutrinka mūsų kvėpavimas. Čia galime išsiterpti, pabudėti, jeigu yra noras. Ir padarom kitą pusę, kad neliktų jinai nuskriausta. Pirmyn, atgal. Ir vėlgi galime išsitempti. Jeigu čia skausminga, tai tada reikės imti minkštesnį volą arba jogos bolsterį.
viskas. Tai tiek iš tikrųjų to mokslo. Darykit. Ir iš tikrųjų labai daug žmonių patiria stresą šiais laikais. Ir įsitempia ne tik raumuo, labai dažnai įsitempia ir fascija. Ir nuo streso, ir nuo to, kad vartojam per mažai vandens, ir nuo senatvės fascija traukiasi. Žodžiu, kartais kaltas ne raumuo, bet ir fascija, ir mūsų tada visas kūnas pradeda keistis ir mes nežinom, ko griebtis. Kartais, kai skauda petį, iš tikrųjų problema tai yra ne petyje, o galbūt pėdoje, galbūt klubose. Tai linkiu pažinti save, mylėti save ir praktikuoti. Iki kitų kartų.